Gerai, tai šiandien mes turime labai, man rodos, gražiai, kaip čia matote, labai gražiai perinant nuo praeitos paskaitos į šitą paskaitą. Tai trumpam priminimas, kame mes baigėm praeitą paskaitą. Tai praeitą paskaitą mes pabaigėm apie tai, ant to, kad mes supratome, kad Dievas yra dualių savybių vienybė ir kokios tos dualios savybės tai yra vyriškumas ir moteriškumas. Kaip Biblija sako, kad vyras sukūrė, žmonija sukūrė savo atvaizdu, vyrai ir moteris sukūrė savo atvaizdu. Dėl to mes matome, kad Dievas savais skyrė du, vyras su žmona susivienyje ir atsiranda vaikas. Bet ką mes čia dar pamirštame, ko trūksta, tai netgi praeitą kartą mes minėjome ir po to papasakojom, kad santykiai, tarp bet kokių dviejų būtybių, tarp bet kokių dviejų dalykų gali atsirasti santykis. Ir iš tikrųjų tai yra vienintelis būdas, kaip palaikyti kažkokią gyvybę ar energiją, kai yra kažkas, kas gali judėti ratu ir kažkas, kas gali turėti santykį vienas su kitu. Jeigu aš, sakykime, atskirčiau save kaip vieną žmogų, nueičiau kažkur, kur nieko nėra, aš negalėčiau išgyventi dėl to, kad aš priklausau nuo kažkokių kitų dalykų, su kuriais aš galėčiau turėti santykį. Nežinau, netgi maistas, galima ir į maistą žiūrėti, kaip aš įimu maistą, aš jį valgau, tada aš turiu energiją ir galiu kažką kitą padaryti. Tai bet kokiam egzistavimui yra reikalingas vienas subjektas ir vienas objektas. Ir mes netgi Dievą galime pamatyti kaip dualių savybių ir tarp jo netgi ta energija gali suktis ratu, dėl to, kad jisai yra dualių savybių. Tai taip pat ir mūsų kūriniai mes tą galime pamatyti ir tada galima ir papildyti tą nuotrauką, kurią prieš tai turėjome, kad šitie visi atskiri individai, Dievas, vyras, moteris, vaikas, jie kiekvienas turi santykį vienas su kitu. Vaikas su mama, vaikas su tėvu, tėvai su Dievu, tėvai tarpusavyje, vaikas su Dievu. Ir čia iš tikrųjų išeina toks labai gražus, uždaras toks ratas, kuris niekur neišeina kažkokia energija, nėra nei vienas paliktas nuskriaustas, kaip sakant. Kiekvienas kažką duoda ir kiekvienas kažką gauna. Ir taip gali tas būti palaikoma gyvybė ir palaikomi tie santykiai. Ir ką mes dar iš šito galime pamatyti, kad Dievas yra kaip vienybė šitų dualių savybių ir čia įvyksta išskirimas, atgal sugrįžti į vienybę, tai toks ten gražus, kaip sakant, aspektas, kas buvo atskirta, sujungta į vieną. Ir kaip aš minėjau praeitoj paskaitoj, kad Jėzus pasakė, bet sukūrimo pradžioje Dievas padarė juos vyrų ir moterį, tada ir vyras paliks savo tėvą ir motiną ir susivienys su savo žmona. Ir abu jie taps vienu kūnu. Todėl, kad Dievas sujungė, todėl nieks neišskyrė. Ir kas man dar įdomu buvo, aš kai apie šitą mąsčiau, kol dariau paskaitą, kad mes, kai esam su kūnu, tai mes kaip ir turime dvasią kūną ir mes galime išgyventi vien iš to, kad mes galim suteikti kažkokius malonumus kūnui ir kūnas atsako savo dopaminų, tai toliau ir tada mes pasijaučiam laimingi ir kaip ir mes galim turėti tą tokį ratą. Bet kai mes, sakykim, nueiname į dvasinį pasaulį ir nebeturime to kūno, tai toks įdomus atvejis išeina, kad tu nebeturi to, sakant, antro dalyko savyje, kurį tu gali patenkinti ir iš kurio tu gali pasiimti džiaugsmą. Ir dėl to dvasinio pasaulyje jau yra reikalingas kažkoks kitas kūnas ir kas aš manau logiškai sueina, kad tas tavo vyras arba tavo žmona arba tavo vyras turi tapti tas, kaip vos ne, kas buvo tavo kūnas žemėje, kad tu dabar su tuo esi vieningas ir tarp jų turi tas jūsų dualios savybės yra tas, kad jūs esate vieningi ir tarp jūsų galite tą energiją eiti ir jūs vienas iš kito galite tą pasitenkinimą imti. Aš manau, dėl to mums fiziniam pasaulyje yra ir naudinga surasti tą antrą savo pusę, kad mes dvasinėme pasaulyje vis dar galėtume turėti tas dualias savybės ir turėtume santykį su kita dvasia, kur mes galime semtis energijos. Bet čia toks įdomus mano pamąstymas, kurį aš turėjau, kol dariau, o šiaip dar norėjau pažiūrėti, ką mums sako Biblija apie šitą davimą ėmimą. Tai, kad viską, ko norite, kad jums darytų žmonės, jūs ir patys jiems darykite, nes tai yra įstatymas ir pranašai.
Ir ką mes iš to galime suprasti, kad Jėzus sako, kad darykit tai, ką jūs norite, kad jums būtų padaryta. Taip sakant, jūs duokite ir kai jūs kažką duosite, jūs galėsit gauti kažką atgal. Ir geriausia yra duoti tai, ką jūs norėtumėt patys gauti. Galima dar kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, aš jį išpažinsiu dangiškojo tėvo akivaizdoje. Kas išgins mane žmonių akivaizdoje ir aš jo išsiginsiu dangiškojo tėvo akivaizdoje. Tai vėl Jėzus sako, jeigu tu kažką dėl manęs padarysi, tada aš galėsiu tau kažką padaryti. Nes tik tai tada gali atsiverti vartai, kur kažkas tau gali padėti. Kai tu duodi kažkam kažką, tai tada jisai turi galimybę tau duoti kažką atgal. Tai tu gali sukurti santykį. Ir Jėzus sako, sukurk su manim, kitaip sakant, santykį ir aš tada būsiu su tavim, aš galėsiu, padėti tau, nes mes negalim tiesiog priversti žmonių turėti santykį su savim, nes jie nebus pagrįsti meilė, bet kai mes sukuriam santykį, kur mes norim būti, mes galim tada bendrai turėti kažką gero tarpusavy. Ir dar vienas čia labiau mano pamąstymai ir mano pastebėjimai dėl šito principo davimo ėmimo. Kad, manau, visi žmonės labai gerai supranta, kad reikia būti nesavanaudišku, kad yra gerai, kai tu duodi, kai tu gyveni dėl kitų, tai toliau, ypač pas mus šitas gyvenimas dėl kitų labai dažnai yra propaguojamas ir sakomas ir tai yra labai gerai. Bet aš manau, ką mes dažnai pamirštame, yra tas priėmimo aspektą viso šito. Nes aš bent jau dažnai pastebėjau, kad mes kaip žmonės dažnai esam linkę, kaip ir iš geros širdies, atsisakyti kažkieno geranoriškumo mums. Pavyzdžiui, kažkas pasiūlo saldainį. Oi, ne, ačiū, ne. Ten, nežinau, pasiūlo eiti kažką kartu padaryti, dar kažką. Kažką nori iš savo širdies mums duoti, bet mes, oi, ne, ačiū, ir mes galvom, kad mes kažką kaip ir gero padarėm, vaisiai galės sutaupyti, arba močiutė bando pinigų jums duoti. Nu, imk vaikelį, sūnelį pinigų. Oi, ne, močiutė, nereikia, ne. Mes atrodo, močiutė turės daugiau pinigų, ką aš iš jos pinigus imsiu. Bet aš manau, ką mes tuo metu sunaikinam, tai būtent tą galimybę davimo ėmimo santykio. Nes tas žmogus jau buvo pasiruošęs tau atiduoti. Tas, kad tu to nepriimsi, nebepadarysi jį laimingesniu. Nes jis jau buvo pasiruošęs, jis ėjo su širdim atiduoti. Aš dabar, kodėl čia, nežinau, ar matsite, bet čia moteris su sausainis. Tai aš tokį scenarijų noriu duoti. Įsivaizduokit, jūs vieną dieną nusprendžiat, jaučiatės labai laimingi, jaučiatės geros širdies ir davai aš padarysiu sausainių ir eisiu dalinsiu jo žmonėm. Ir jūs pridarot sausainių, eina dalinti žmonėm, sakot, žmonės aš jums duodu nemokamai sausainius ir jis sako, oi, ne, ačiū, man nereikia, kitam duok. Ir visi taip eina ir nieks neįėma jūsų sausainių. Kol galiausiai kažkoks žmogus prieina, paėma sausainį, atsikanda, sako, koks skanus sausainis, ačiū tau labai. Įsivaizduokit, kokią laimę tam žmogui atneš, kuris iš tos geranoriškos širdies norėjo nemokamai žmonėm sausainių duoti. Ir ta momente tas ir atsiranda, tu davei jam sausainį, jisai pavalgė sausainį, jam labai skanu, jis tau padėkojo, jisai tau materialaus nieko nedavė. Viską, ką jis tau davė, yra ačiū tau, jisai tau nusišypsojo, tu tapai laimingas, nes tu matai, kad jisai šypsos, tu matai, kad jam patiko. Ir tas tada gali suktis ratu, tas davimas, ėmimas gali eiti. Ir aš manau, čia yra svarbus toks dalykas, nes mes, bent jau aš pastebiu savo gyvenime dažnai, kad kartais tu taip jauties, lyg tu bandai būti geras, kad, nežinau, tau kažkas pasiūlo atsisėsti, tu sakai, nereikia, arba kažkas tau bando kažką duoti, saldainių kokį, tu sakai, ne, man nereikia, ačiū tau labai, bet man nereikia. Aš manau, kad geriau būtų, jeigu mes matom, kad žmogus iš geros širdies nori mums kažką duoti, netgi jeigu mums to dalyko labai nereikia, aš manau, būtų geriau neatimti tą laimę iš jo, kurią jisai galės patirti, kai tu paimsi tą daiktą, tu jam padėkosi labai, kad ačiū tau labai, tikrai man šito, nežinau, reikėjo, arba gal man bus labai skanu, gal aš šiandien vakare prie arbatos valgysiu šitą saldainį. Aš manau, būtų žymiai geriau, jeigu mes tokį, kaip sakant, nesužlugdytume to santykį, nesužlugdytume tos galimybės davimo ėmimo. Ir jo, tiek iš mano paskaita šiandieną. Vėl nekalbėjausi, ačiū labai, kas ir tenai žiūrėjo, ir kas čionai atėjot, ir jo, iki.
Okay. Like and subscribe Like and subscribe. to my channel.